Kažkada kalbėjome su viena pažįstama iš užsienio. Juokiamės, kaip mes vertinam obuolius. Oi, nepirksim olandiškų ir oi, pirksim tik olandiškus. Nes vienu atveju jie užsieniniai, suprask, blogesni, o kitu atveju jie vietiniai, suprask, geresni. Nors obuoliai tai lygiai tie patys. Ar jūs perkat lietuviškus obuolius tik dėl jų tautybės? Šio tyrimo rezultatai rodo, jog maistas, kuris rinkodarinėje komunikacijoje yra pristatomas kaip vietinis, tai yra nuo jo skiria mažas geografinis atstumas arba fizinis atstumas, yra dažniau pasirenkamas vartotojų. Bet jeigu jos parduoda vietinis sodininkas ir jis yra jums pažįstamas asmeniškai, tai yra nuo jo skiria mažas socialinis atstumas, tai pirkimo tikimybė dar labiau didėja. Galvoju, ar yra taip iš tiesų. Bet daug negalvojant, tai, man atrodo, tikrai matomas reiškinys ir su ūkininkų turgumis, ir su prekiamis tiesiai iš ūkio į namus. O jau kai pagalvoju apie moteriškę, pas kurią 14 metai turguje perkam daržoves, tai daugiau kažkaip jokių įrodymų ir nebeieškau. Tai aišku, kad mieliau perkam iš jos. Kyla tik klausimas, kodėl nepavyksta visko taip pirkti, jeigu mums tai taip patinka? Skanaus, taikos ir ramybės.